Labas visiems. Šiandien gavau štai tokį siuntinuką iš Kinijos. Jis pas mane Kinijos oro paštu registruotu. Štai track numeris. Nurodyta, kad sveria 200 gramų. Kaina 3 eurai, ar tai 3 doleriai. Taipogi nurodyta, kad tai dovana yra. Ką čia dar papasakoti apie šį siuntinuką? Matome, tokiame pakete jisai pas mane atkeliavo. Iš tikrųjų čia yra polo marškinėliai, kurių kaina buvo nurodyta 5 eurai 14 euro centų, bet siuntimas kainavo 4 eurai 41 centas ir bendroji sumoji gavosi 9 eurai 55 centai. Šie marškinėliai buvo užsakyti 2015 balandžio 5 dieną. Atvyko pas mane 2015 metų gegužės 2 dieną. Šiuo metu šių marškinėlių prekyboje pas tą pardavėją jau nebėra. Išimta iš jo prekių sąrašo. Paspaudus ant nurodytos nuorodos nukreipiama į neegzistuojantį AliExpress puslapį. Na kągi, nieko nelaukdami ir pažiūrėkime, kas čia per marškinėliai atkeliavo. Taigi, kaip matome, tai yra Lacoste marškinėliai, netgi ir logotipas įsiuvinėtas, mėlynos spalvos, kaip ir užsakinėjau, tai gal įsivaizdavau, kad bus šiek tiek šviesesni. Taigi, tai kaip jie atrodo. Čia tokius padaryti tikrai bendras pirmas įspūdis susidaro neblogas, net maišelis padarytas. Čia visi Lacoste. Taip, čia net ir etiketės visos. Lacoste. Nežinau, kiek čia tikroviškai atrodo šis logotipas, ar kaip tikrasis, ar ne. Štai medžiaga atrodo nebloga. Kaip pasiūta. Tai pažiūrėsiu. Mėtyta, viskas. Atrodo normaliai. Kokybė. Reikės susidėti, pasižiūrėti, kaip dydis, ar tinka, ar čia truputį kažkaip tai kaip išpurvinta, baltai kažkuo tai, jeigu eina ima įžiūrėti. Vat, ką čia. Medvinė reiškia, ar kažko, nesvarbu. Taip, Made in China. Tai galima skalbti prie 40 laipsnių temperatūros vandenyje. Lyginti galima, dar čia kažką tai reiškia, nežinau tiksliai. Vat, čia truputį tokis įmas. Bet šiaip yra visur kitur tai atrodo kaip ir normaliai. Čia irgi gan normaliai. Tik va štai šioje vietoje čia jau, matyt, baigiant siūti, gausi kažkokia nesąmonė. Tai va. Na kągi. Šiaip atrodo, sakau, ir išsiuvinėtas ir logotipas. Ir čia štai tokius netgi krokodiliukas. Nesufokusuoti.
Lacoste etiketės. Classic. Taigi, tokie tad marškinėliai įsimatuotis. Taigi, tokie polo marškinėliai, Lacoste firmos kopija. Ką tik pasimatavau, dydis tinka, nes užsisakinėjau tokius, kokių man reikia. Ir pataikiau, nes ten nėra kaip ir nepataikyti, nes viskas dydžiai rašomi, koks ilgis, koks plotis, viskas rašoma. Taigi, tokie marškinėliai. Visiems ačiū, kas žiūrėjo, kas dės laikus, kas dislaikus. Na ir iki kitų susitikimų. Iki.